Jūs tik įsiklausykit, pačius brangiausius cepelinus radau ne kažkur Palangos kurorte, o kaimo užeigoj. Taip, jūs gerai išgirdot, kaimo užeigoj. Tad visi kartu persikelkim į netoli Panevėžio esančią karčiamą Ružavą. Kiek pasižvalgę po karčiamos užeigą, visgi nusprendžiam atsisėsti lauko terasoje. Meniu kiek plonesnis už Bibliją, bet jame puikiai sutilpo visi 90-ųjų metų gastronomijos šedevrai. Jei kažkam įdomus karčiamos šaltibarščio receptas, tai jis toksai būtų. Kefyras, burokėliai, kiaušinis, šiek tiek trupinukas svogūnų laiškų ir nė kvapo krapų. Acte pramirkusią silkę galutinai nužudė marinuotų daržovių garnyras. O tas milžiniškas kiekis garnyro greičiausiai turėjo kompensuoti tą šaukštelį silkės lėkštėje. O karčiamos gaspadoriaus kepsnys priminė Kijevo kotletą, nuguldytą į riebų padažą. O jo viduje slėpėsi panašus kiekis padažo ir šlapdešrė. O dabar jūsų dėmesiui auksinių bulvių ir deimantinės mėsos cepelinas, kuris vos didesnis už šakutės galvą. Ir šio mažylio kaina tik 6 eurai, bet vyrui privalgyti reikėtų 4-6 tokių cepelinų. Tad į karčiamą Ružavą tik kavos arba uodus pamaitinti. Tad tiek trumpai apie karčiamą Ružavą ir mes judame toliau, o jūs nepamirškit pasekti riebų katiną, jei dar to nesate padarę.